Sveiki, norėdami pridėti naują puslapį į savo svetainę, pirmiausia prisijunkite prie Drupal turinio valdymo sistemos. Sėkmingai prisijungus, viršuje puslapio atsiranda turinio valdymo meniu, kuriame yra mygtukas pridėti turinį, paspaudžiame ant jo. Atsidariusime lange mes galime pasirinkti turinio tipą. Šiuo atveju mes kursime paprastą puslapį, todėl spaudžiame ant mygtuko Basic Page. Įsijungusime lange mes įvedame visą su puslapiu susijusią informaciją. Tai yra puslapio pavadinimą, pagrindinį puslapio turinį. Įvesdami turinį mes galime pasirinkti įvedimo būdą, ar tai bus dalinis HTML palaikymas, ar visas HTML palaikymas. Jeigu mes pasirinksime pilną HTML palaikymą, tai mes turėsime turinio redaktorių. Įvedame pagrindinį tekstą. Pridedame paveikslėlį. Suformatuojame jį, sulygiuojame jį kairėje, bei padarom jam paraštes. Įvedame paveikslėlio pavadinimą bei aprašymą. Ir spaudžiame mygtuką įterpti. Toliau pasirinkame šio puslapio kalbą, šiuo atveju bus lietuviška. Nustatome, ar šis puslapis turi meniu punktą. Užimime šią varnelę, įvedame meniu punkto pavadinimą ir jei reikia aprašymą. Pasirinkame tėvinį elementą, šiuo atveju aš pasirinksiu navigacinį meniu. Įvedame paieškos sistemoms skirtą meta text informaciją, tai yra puslapio aprašymą. Šiuo atveju aprašymas yra generuojamas automatiškai iš santrumpos puslapio turinio, raktažodžius bei pavadinimą. Ir patikriname, ar puslapis bus paskelbtas ar ne. Atlikę visus pakeitimus, spaudžiame mygtuką saugoti. Ir štai puslapis jau išsaugotas ir įvestas į svetainės turinį. Matome, yra sukurtas meniu punktas bei atvaizduojama visa informacija.